kaip ten su Gabija iš tikro Nu. Kokia Gabija? sesė tavo. Jeigu tikrai, tai aš tikrai neatsimenu. Tai laba diena, Chloe Cooper. Labai diena. Kaip jums sekasi? Gerai. Depresija buvo užėjus. Bet viskas gerai. Dėl ko čia taip? Aš 3 valandas prabuvau rūpiniai. Ruošiasi tai? Nebuvo ką apsirengti. Nu, kaip dėl klausimų bijai? Ar nelabai? Nežinau, kokio pobūdžio klausimai tai. Daug paslapčių turi. Čia nuo ko? Nu, visų žmonių. Tai ir bijai klausimų, Chloe. Tai vat, kad būtent nežinau kokio pobūdžio. Jeigu žinočiau, tai pasakyčiau, bet dabar tai... Nu, toks yra apmąstymas, kad reikia nelepti, ko nereikia. Gal kaip tik reikia? Ar ne? Nemanau. Supratau. Gerai, tai priestojom ir pradėkim. Pirmas klausimas būtų, gal Chloe galėtum savo gyvenimą įvardinti vienu žodžiu? Vienu žodžiu? Teisingai. O, wow. Dabar tai net neįsivaizduoju. Čia labai reikėtų daug ką pamastyti. Taip, Na, laiko turim. Ekspromtu. Koks šauna žodis. Wow. O kodėl? Kodėl? Nu tai darbas, asmeninis gyvenimas, draugai, supanti aplinka. Daug visko būna. O koks tavo gyvenimo moto? Asmeniškai tai neturiu. Nieko neturi? Ne. Okay. Kodėl pasirinkai dirbti policijoje, o ne kitoj kokiai frakcijoje, arba galiausiai kur savo verslo nepasirinkai? Oi, kaip aš nemėgstu šitų klausimų, nes kadangi net nežinau ir ką atsakyti, bet tiesiog. Aš prieš medikų darbas yra sunkus, nes reikia bendrauti, gydyti, žodžiu, ten daug mokslo reikia. Ką aš galėčiau ten padaryti? Turniketą ant kaklo tik tais uždėti. Geriausiu atveju. Kodėl ne savo verslą? Iš manęs verslininkė tai nekokia būtų. Turbūt, galbūt. Aišku, čia nepabandys nesužinosi. Bet šiaip tai... Net realiai nežinau. Tiesiog adrenalino trūkumas galbūt buvo tuo metu veiksmo. O gal turi planų į ateitį, jeigu tektų palikti savo pareigas? Ne, neturiu, nes neplanuoju palikti. Ir kitas klausimas to būtų. Viešoje erdvėje nesimato tavo ir Aladino nuotraukų ir kitų jūsų santykių įrodančių dalykų. Tai kas jūs? Pora, meilužiai, draugai su privilegijom? Nuo nuotraukų mes nesikeliam, nes abipusiai tiesiog nenorim. Tai mes net realiai ir nesiskelbėm, kad pora ir panašiai. Bet jau ką žinot, tai gyvenam kartu ir, tai pora. Esat kartu tai? Tai. O čia dėl ko nesiskelbėt? Tiesiog nenorit viešumos ar kaip? Ne tai, kad tos viešumos, tiesiog, kam, kas nori, tas sužino, kas nenori, tas nesidomi ir panašiai, Nėra poreikio.
supratau. Gerai. Tai ar turi vaikų su laivu, apie kuriuos miestą šneka? Ne, mes neturim vaikų. O Čia tai gal labai- pasiruošus jau juos turėt? Netolimoje ateityje. Oi, ne. Planuose nėra. Kodėl tokie nusistatymai? Ne, nu, nėra čia nusistatymų. Tiesiog, nu, nėra planuose. Jeigu netyčia atsitiktų. Nu, tau tada kaip ir gražiai negalim, nu, netyčiu kas būtų. Tau būtų kaip būtų. Bet džiaugtis, ne? Ne, nu tai kaip. Mano manimu, aš negaliu sakyti už visas moteris, bet dauguma, manau, tikrai savo vaiką mylėtų ir augintų. Svarbu, kokios ten pobūdžio buvo pagamintas, Mhm. suplanuotas, neplanuotas. Gerai. Chloja, kodėl dažnai būni pikta reikiant daug kurių žmonių? Kas tau tai sukelia? Kaip čia dabar pasakyti, net, ne, aš... Aš nebūnu pikta, reikia... Būna darbe, kad reikia to grįžtumo. Ir galbūt gal dėl to ir atrodo, kad aš ar rėkiu, ar balsą pakeliu, bet dažniausiai kodėl tas būna, kad išgirstų ir suprastų, ką aš pasakau, nes jeigu tu, nu, bent jau iš manęs asmeniškai, jeigu aš per švelniai pasakau ar paaiškinu, nu, jie arba nesupranta, arba tiesiog jie galvoja, kad ant jų kažką pasakiau. Tai dėl to būna tas ir grįžtumas. O taip, kad aš pikta būnu, tai dažniausiai aš mieste nelabai rodausi ir būnu tiesiog namuose. Nusidariusi, ne? Jo. Ok. Metų nominacijose gavai metų boomerio titulą. O pati žinai, kas yra boomeris ir už ką tai gavai? Aš kaip čia nominacijose nebuvau, kodėl aš ten kandidatų buvau, aš net neįsivaizduoju. Tai aš manau, kas buvo šio renginio vedėjai galėtų papasakot. Bet asmeniškai tai net ir nesiaiškinau. Tiesiog graži statulėlė, tai ir pasiėmė. Aš ten buvau to renginio kaip ir organizatorius toksai. Tai žinau, Nu tai papasakok, nu. nemažai žmonių balsavo už tai. Tai Gali papasakok. Ką papasakot? Nu tai kodėl būtent aš buvau? Nominuota? Jo. Nu, aš ėjau per miesto žmonės, klausinėjau, ką jie dėtų į tą nominaciją. Tai buvo daug žmonių, kurie tave norėjo įdėti. Įdėjau į tą nominaciją ir išrinko. Nu va. Tai va. Ai, čia kaip ir rolkės simpas, ne? Taip. Viską žmonės išrinko. Kodėl buvai kuriam laiku išėjus iš PD? Gal grėsė kažkokios aplinkybės to? Ne, tiesiog gan ilgą laiką dirbau, reikėjo šiokių tokių atostogėlių ir buvo nuspręsta, kad tiesiog savaitės arba bent jau 2. Šiaip mano buvo tikslas pabūti mėnesį, bet taip išėjo, kad neišėjo, nes tiesiog neišėjo. Ir grįžau, jeigu neklystu, po 2 savaičių. Buvai pasiilgus darbo? Būtent iš vadovavimo pareigų ar tiesiog kaip darbo?
Iš abiejų pusių. Iš vadovavimų pareigų gal ne, nes dar ir šiek tiek trūko to ir polisio. Arba aš tiesiog per grįžus į darbą po atostogų iš karto prie darbų ėjau. Gal dėl to, o taip kaip pačio darbo, jo. Nes, nepaslaptis, tai aš labai domėjausi. Kas ten vyksta pačiam departamente. O pareigūnų darbas, tai čia to rajonių darbas ar nelabai? Kaip ir minėjau prieš tai nelabai mėgstu tokių klausimų, nes, nežinau net ką atsakyti. Man asmeniškai tai svajonių darbo aš kaip ir neturiu, kaip ir tikslo, neturėjau tokio tikslo. Tiesiog, kaip ir sakau, trūko šiek tiek adrenalino, tai ir pasirinkau. Šiaip įdomus labai darbas buvo. Okay. Kitas klausimas, ar žodis mentas tau yra įžeidimas? Man asmeniškai žodis mentas ir yra... Ne, man nėra, nes kadangi aš pati būna, kad ir pavartoju tą žodį ir panašiai, aš neįsižeiščiau. Bet čia, aišku, priklauso nuo kiekvienos asmenybės. Esi pareigūnė gražios išvaizdos. Nebūna darbo metu, kad kažkas priekabiauja iš vyriškos lyties atstovų. Čia prie manęs? Taip. Priekabiauja psichologiškai ir fiziškai? Manau, abiejais būdais. Ne. Bet gal būna kažkaip dar nelabai. Ne. Replikų kokį. Žinok, net pagalvojau, ne. Sklandžiai viskas vyksta, taip? Nebent jau ten kokia tema būna tokiu atveju, bet ten ir tai ant jėgų, kad specialiai, kad būtų kokios replikos, tai ne, nėra. Okay. Kodėl asmenys, kurie nors ir užsiima nusikalstama veikla, tačiau miestui rodo pozityvą ir laikomi blogesniais ir neverti siekti aukštesnių gyvenimo tikslų? Pirmas dalykas, koks ten tie gyvenimo aukštesni tikslai. Nes kiekvienam žmogui tas gyvenimo tikslas yra skirtingas ir, nieks netrukdo. Bet aišku, jeigu ten nori įsidarbinti į legalias frakcijas ir tu ten turi begalę nusižengimų ir panašiai, tai, ties tuo jau taip, yra ribojimas, nes kadangi vieną kartą padarai, antrą kartą padarai, didelis šansas, kad ir trečią kartą padarai. O kad linksmina žmonės, ar tą klausimą įvardinai? Pamiršau. Miestai rodo pozityvą. Miestui rodo pozityvą. Tai čia jau kaip ir nuo kiekvienos asmenybės priklauso, kaip jisai save parodys visuomeniai. Tai nebūtinai tas pats ir nusikaltėlis gali rodyti pozityvą. Nuotraukos buvo praplitusios per visus miesto žmonės, kai Mozė darbo metu ėmė lytiniais santykiais su kolegė savo ir buvo išmestas dėl to savo pareigų. Kodėl po kažkiek laiko jis buvo priimtas atgal? Na, čia didžioji dalis yra vidinės departamento informacijos, daug ko atskleisti negaliu, bet nebuvo pasakyta, kad jisai išimtas be galimybės sugrįžti. Jisai kažką tai atsėdėjo ar tiesiog buvo išmestas? Na,
čia kaip ir sakau, yra jau vidinė informacija, daug atskleisti negaliu. Čia jau nebent pats Mozė kažką galėtų pasisakyti, kas kaip buvo, bet aš asmeniškai ties čia jau komentuoti nebegaliu. Supratau. Gal gali pasakyti, kodėl tai buvo pasilikta su buvusiu medikų direktoriumi Ovenu? Ar tikrai jo poelgis buvo toks didelis nusikaltimas? Na, čia irgi vidinė departamento informacija, aš nežinau, ką pats Ovenas yra šnekėjęs, kalbėjęs ties savo šitą situaciją, bet kadangi korupcija yra korupcija, kur jisai pasiklausė mūsų patarimo, mes jam pasakėm ir jam laukti, jis to nedarė, taip ir išėjo. Gerai, Chloe, kada nustosi būti korumpuota pareigūnė? Bendradarbiauti su nusikalstamom grupuotė. Bendradarbiauti čia, bendradarbiauti kaip dalyvauti situacijose su jais. Ne, gal taip kažkaip prisidėti į nusikalstamų veiklų ar kažką. Čia labai įdomus klausimas su labai mažai argumentų. Žinau, kaip kitaip pasakyti, nes kadangi kaip ir kiekvienas pareigūnas, kaip kiekvienas asmuo, mes bendraujam su tais nusikaltėliais. Tai nematau čia kažko blogo. Vis tiek, ar mes prie pačios ligoninės Senior Bansuose ar pačius susitinkam, pasikalbam ir tiek. O ką būtent apie tą korupciją turėjo omeny ir kad su grupuotėm bendrauju? Ar padedu? Tai jau čia to asmens, kuris klausė šito klausimo, to paties norėčiau paklausti, ką turėjot omeny. Tai šito klausimu. Tai nebūna tokių, kai padedi, pavyzdžiui, ten kokiose situacijose. Kaip čia omeny turime pabėgti ir panašiai, ar kaip, nes, nu... Pavyzdžiui, kokią informaciją nuslėpi, padedi pabėgti. Ui, ne. Viską varai atvirai, ne? Tai klausimą atsakiau, ar atvirai, ar kaip? Viską varai kaip pareigūnė, taip. Nu taip, kaip ir kiekvienas pareigūnas. Nu bent jau aš tikiuosi, kad jis yra įdarbintas. Ką tau sako Pillbox ligoninės vietovė? Juos kaip netirti namai. Buvo žinoma, kad su policijos ekipuotė bananų trankėt medikę. Kodėl? Medikė? Va čia va geras klausimas, ar tikrai aš toje situacijoje buvau, nes aš kadangi niekada medikų neskriaučiu. Ir čia labai dažnas dalykas, kai mane sumaišo su Olivija. Tai ir nebus, kad, aišku, aš nenoriu nieko pakišnėti, kad čia Olivija kažką netyčiom. Nes aš asmeniškai medikų niekada nei trankiau, nei ką. O ne medikus. Esi pakėlus kada ranką. Smarkiau nei, pavyzdžiui, surakint, pašaut ar kažką. Ne, nu tai čia jau nuo kiekvienos situacijos būna, jeigu situacijoje reikia panaudoti fizinę jėgą, tai faktiškai, kad taip. O yra nukentėję žmonių, pavyzdžiui, labai smarkiai nuo tavęs. Labai smarkiai? Ne, nepasitaikė tokių. Nebent aš nežinau, kažko tais. Galėtum plačiau papasakoti apie savo sesės Gabijos mirtį. Kažkaip viskas nutylėta, kai kurie žmonės net nežino, kad jos nebėra.
Blet, ar lengvesnio klausimo negalėjot užduoti? Nu, vienas iš lengvesnių. Žodžiu, prieš tai dar vakarą mes bendrauvom. Viskas kaip ir puikiai buvo. Tada kažkaip, jeigu aš nesumeluosiu, nes čia gan seniai buvo, o pas mane atmintis biškiai ir šlubuot gali. Tai tuo metu gulėjo ligoninėje Olivija su Aleksu ir tada atvyko Gabija su tavo. Ir ten kažkas įvyko tarp jų, aš tiksliai nežinau, labai giliai nesigilinau. Ir tada aš išvykau, nes, žodžiu, ligoninė jos nebuvo, pasiskambinau, pasakė, kad pasiėmė ją tako. Ir daugiau tą dieną, jeigu neklystu, aš jos nebemačiau. Ir aš dabar galvoju, ar aš išėjau atostogų, ar kaip buvo. Aš tiksliai, žinokit, neatsimenu ir nepasakysiu tiksliai, nes tikrai neatsimenu, kad kažkaip grįžu iš atostogų arba bent jau po poilsio vienos dienos, jinai man nepakėlė. Ir tada, žodžiu, sako, kad jinai mirė. Ir ko pasiklausiau, to tas ir nieko nežinojo. Taip pat ir baigėsi istorija. O kaip su Lerojaus mirties byla? Kodėl įtariamasis pirmas taikinys buvo Tako? Su kuo tokio? Lerojaus. Blet, čia prieš 6, nu gerai, gal 2 mėnesius buvo, ką aš jum atsiminsiu? Ne, realiai, aš tikrai neatsimenu, plus, aš byloj nedalyvavau, tai aš pakomentuoti šiandien nieko negaliu. Nu, nes jau daug laiko praėjo, nusikaltėlis nežinomas, tikriausiai vaikšto gatvėmis. Nemanai, jog kriminalinės policijos atstovai skiria mažai dėmesio sunkioms byloms nagrinėti? Ne, nemanau. Aš nemanau, kad galbūt byla dar baigėsi, tai uždaryta. Tai žudikas rastas, jeigu uždaryta. Šitos informacijos, ne, tai aš nesakiau, kad byla ir yra uždaryta. Tai girdau, kad uždaryta. Ne, šitos informacijos daug, negaliu atskleisti. Na, jūs kaip žurnalistai daug ką norit iš manęs. Nu, įdomu žmonėms. Na, ne bet kur atėjai tu čia. Kas vyksta ten, viduj pas jus? Kur viduj? Pareigūninė? Dabar kas vyksta, aš nežinau, aš ne pareigūnė. Ne, departamente Ne, dabar. taip šneku. Kiekvieną dieną kas vyksta ten. Įdomu žmonėms. Kas kiekvieną dieną? Tai sėdėjai pamainą, susirinkė kėpuotę, eini į raciją, pasakai, kad pradėjai pamainą, pasiėmė mašiną, pradedi patruliuoti. Ir tada lauki iškvietimą. Nuvyksti iškvietimą, asmenį pagauni arba nepagauni, čia jau taip būna. Tada bandai ieškot, kol ieškai, lauki kitų iškvietimų. Ir taip rutuliojasi policininko gyvenime. Būna, kad kartais ir pašauna, kartais ir norą ir nepavalgo, bet čia noras, žodžiu, čia noram. Standartas, Būna, kad taip. ir iš mašinos iššoka. O daug per dieną priverkia nusikaltėlių. Daug kibirų turit, ašarų. Jo, mes įsigijom netgi servetėlių. O,
prabangiai jau ten pas jus. Tai va, visi nusikaltėliai, kurie žiūri, turėsit progą paprašyti pareigūnų servetėlių. Chloe, kodėl kai kurie pareigūnai, ypač aukštų rangų, elgiasi kaip didžiausi nusikalstamos veiklos atstovai? Viešose vietose prie žmonių kokainą vartoja ir panašiai. O va čia va tai aš nežinau, nes kadangi nebuvo nusiskundimų tokių, tai aš tiesų pakomentuoti negaliu. Bet jeigu pamatot, kad vartoja ar peržengia ribas kaip pareigūnas, visada prašome kreiptis į LSPD su vaizdine medžiaga. Tada bus pradėtas tyrimas. Papasako, kokią nuomonę turi susidariusi apie LSPD valdžios atstovus, įskaitant high komandus ir leitenantus. Įskaitant ar neįskaitant? Įskaitant. Nu ką, visi mes esame autistai, visi vienas kitą papildom. Ne, autistai tai gerąja prasme. Ne, nu tai kaip ir kiekvienoje valdžioje būna tikrai tų pykčių, kivirčų, bet įsisprendžiam balsavimu demokratiškai. Aišku, ten būna vienas kitas galbūt priimtas sprendimas 2 ar 3 valdžios atstovų. Būna ten ir tikrai visko būna, bet įsisprendžiam ir viskas tvarkoj. O koks kolega tau nemėgstamiausias ir mėgstamiausias? Čia jau, žinai, nelabai aš mėgstu skirstyti pareigūnų, tiksliau darbuotojų ar valdžios atstovų, nes kadangi man tenka su jais tiek bendrauti, tiek vadovauti, tai nelabai skiriu. Kaip jums sekasi su Tomu Volkeriu? Ar Aladinas žino apie jūsų romaną? Kokį romaną? Gal kažkas vyko tarp jūsų ten? Ne, čia labai paprastas pareigūnas, su kuriuo reikėjo biškį įdirbio, nes kadangi jisai labai daug kur išsišoka ir pradeda vadovauti, tai reikėjo tiesiog paimti ir prižiūrėti, pasakyti jo ne tai kad trūkumus, bet tiesiog tokias kaip ir net nežinau kaip įvardinti replikas galbūt, kur geriau daryti to, nes kadangi tas pareigūnas negali per jį pasirodyti ir nežinom kaip jis ten vadovauja, nežinom kaip rankų kelt. O taip tai su juo nėra jokio romano, nei su vienu pareigūnu, nei su vienu asmeniu iš šito miesto esančio. O apart Aladino. Ne, aš irgi taip sakyčiau. Kokia juoda katė prabėgo per kelią tarp jūsų su Olivija? Kodėl tu su ja nebendrauji? Ar tai viską sugadino, jog nuviliojai Aladiną nuo jos? Aš nežinau, bet aš tai bendrauju, kaip bendravau, Aladino net neturėjau minties nuvilioti. Ir net nebandžiau. O taip, tai aš nežinau, tiesiog išėjom savo keliais, turbūt. Bet bendraujam, tai bendraujam. Na, man rašo laiškelius iš Paryžiaus, tai vat nieks, tai vat publika Olivija nemirus. O jūs bendraujat tik darbo reikalais ar ir taip? Būna visai, bet dažniausiai tai darbo reikalais. Supratau.
Ar tiesa, jog seniau turėjai artimus santykius su Alex King? Jeigu taip, kodėl viskas nutrūko? Nu, aš, kaip čia, labai tokius artimus, tai neturėjom, bet kažkokius kaip draugystės arba bent jau kažkas į tą pusę ėjusius santykius turėjom, bet tiesiog, nu, nusivėjo bio laukai. Ir tiek. Chloe, Fuck, Marry, Kill, Aladinas, Alektas ir Tako. O kodėl čia Tako įrašytas? Laukiame atsakymo. Gerai. Nupizdom. Kill Tako, Marry Aladinas ir Fuck Alex. Ačiū už atsakymą. Kam smagiausia duoti pizdakom? Pirma, Viliui. Antra, valdžios atstovui. Ir trečia, pareigūnai. Kodėl? O kas tai? Koks pirmas? Civiliui. Ai, civiliui pasigirdo Viliui ir galvoju, kas iš per Vilius. Šiaip, pizdako, tai nei vienam nėra malonu duoti, nes kadangi tiek pats tu savo nuotaiką susigadini, tiek kitos mens. Bet aišku, čia nelygu, ką jisai pridarė. Tai čia priklauso nuo situacijos. Tikrai, neslėpsiu, būna tokių situacijų, kur mintyse galvoji, blet, kaip gerai, kad aš jam pizdį išrašiau. Bet būna tikrai nemalonių situacijų, kur, nu, tiesiog turi rimtai pasišnekėti su tuo asmeniu, nes, nu, tikrai yra bėdų. Tai kam čia smagiausia duoti? Iš tų trijų. Tai sakau, nei viena. Jeigu reiktų pasirinkti vieną. Ah, Gal kam dažniausiai tenka? tai Duot. Aladinui. Tos nuomonės esi apie Roką Baliuką. Kitaip sakant, išsiskiria tavo aistra kovinėmis situacijomis ir prieštaraujant valdžiai. Nu, po šiandienos sužinotų faktų tikrai nenustebau, bet kaip pareigūnas jisai dirbo, nu, gan aktyvus, viskas ties tuo tvarkoj, jisai, ką tu jam pasakėjai, dažniausiai, aš nesakau, kad visada, bet dažniausiai kažkokią minimalę bent jau dalį pasidaro bent jau tam laikui, kol būna tas valdžios atstovas, su kuriuo šnekėjau, arba bent jau tie valdžios atstovai, su kuriais, nu, kuriuos mato, pasitvarko, bet tada, kai tu išeini iš pamainos ir šiaip, nu, kaip į civilinę aprangą ir kažkur važinėjai ir matai, nu, tiesiog atrodo, kad per vieną užsienėjo, per kitą išėjo. Tai, nu, ties tuo neturėtų būti, jeigu tu nori dirbti pagal mūsų departamentą, ne iš kitų miestų atvykusiam, kuris buvo, aš tiksliai neatsimenu, kuriam jisai departamente dirbęs, bet iš jo manierų ir visokių action, tai matosi, kad ne iš mūsų pobūdžio departamento dirbęs. Tai jam adaptuotis būtent į šitą labai sunku ir matėsi, kad jis gal ir norėtų, bet labiau nenorėjo adaptuotis. Kodėl paprasti civiliai norint apsisaugoti ginklu turi išsilaikyti ginklo licenciją, o pareigūnams to nereikia? Ar tai nėra diskriminacija? Tai tiek civiliui, tiek pareigūnui reikia ginklų licenciją išsilaikyti, bet pareigūnui ginklų licencija yra išsilaikoma kitaip, su griežtesniais nurodymais.
O civiliui, kaip civiliui, tu papasakoji, užduodi klausimus, atsako arba neatsako, praeina medicininę ir išduodamas ginklas. O daug civilių nori įsigyti licenzijas mieste. Ne. Nėra labai didelis masinis to poreikis iš civilių. Yra iš dažniausiai frakcijų atstovų, kurie dirba, ateina įsilaiko. O taip tai ne. Galimai nelegalių ginklų turi, tai dėl to. Bet paprastiems civiliams, man atrodo, net negalima įsilaikyti. Ne. Tam. Fuck, Mary Kill, Gabrielė, Ir vėl. Olivija ir Brigita. Vėl. Mhm. Gerai tada. Gerai. Aš žinau, kad Brigita už tai mane nudės, bet žinau, kad tada tiktais papyks 5 minutės ir toliau nepyks. Tai Brigita Kill, Mary Olivija ir Gabrielė. Gabrielė, ne? Jo. Jo, fuck. Judėsim prie pabaigos. Ačiū Dievui. Kokie, Chloja, yra tavo naujų metų tikslai? Šiaip neturiu naujų metų tikslų, bet gyvent ne tai, kad geriau, bet galbūt su mažiau problemų ir apkalbų katinukai. Aš ir neapkalbu nieko. Mhm. Nu, ne apkalbų, o pletkų, ne taip sakiau, atsiprašau. Ir pletkų nėra iš mano pusės. A, ne? Tikrai taip. Mhm. Ko palinkėtum miestelio žmonėms? Ko palinkėčiau miestelio žmonėms? Mhm. Džiaugtis gyvenimu. Blemba, kaip aš nemėgstu tokių klausimų. Ką aš žinau, galėjai bent jau duot pasiruošti. Ruoškis. Laiko turim. Nu tai gerai, sakysiu. Žinai, svarbiausia, viskas ekspromtu. Nuoširdžiausia. Įdėkite reklamą būtent, ne, įdėkite Simpsonų dabar epizodą, kol aš galvoju, ir tada po Simpsonų epizodo pasakysiu. Nu jau baigė. Nu kur, Simpsonų epizodas eina 20 minučių, taip kad manęs neapgausi, žinau. Ne, šiaip džiaugtis gyvenimu, bendrauti su žmonėm, kurie nori bendrauti, padėti atvykusiems žmonėms į miestą, nenurašyti jų, ar nenurašyti tokių žmonių, kurie galbūt net jau įvardint, kad neįsižeistų. Ne, gal nesakysiu, čia Išskirtinė galbūt. Taip. Jo, va, išskirtiniai tokie, įdomesni tokie ir suteikti pagalbą, jeigu tam poreikio reikia. O pavyzdžiui, pasiūlytum žmogui įsidarbinti į pareigūninę? Ne, tai čia... Haha, tai čia kiekviena frakcija žmogui, kaip čia, frakcijos atstovas kiekvienam žmogui, kuris yra ar naujas, ar neturintis darbo ar panašiai, ieškos darbuotojų. Tai faktiškai, kaip ir aš, LSPD valdžios atstovas, arba bent jau darbdavys, ne darbdavys, o... Žodžiu, suprato esmę, ieškosiu darbuotojų ir siūlysiu įsidarbinti.
Bet tai čia, aišku, priklauso nuo kiekvieno asmens, ar jisai to nori. Pareigūnė ieško darbuotojų. Visada. Puiku. Gerai tada. Manau, ties čia ir baigiam. Ačiū visiems, kas žiūri. Ačiū Chloja tau, kad atvykai. Su jumis buvo Katiniukas Kašaras, Chloja Mentė ir aš, Leo Ašas. Iki kitų kartų. Tai kam ten simpini? Ai, tai Gerai. tu tas iš tų toks? Ne, aš tau Nu, aš nieko nesakau, aš nieko prieš neturiu, čia tuoj prasidės, žinau kalbos, bet, nu, šaunu tada. Tai ką ten simpini? Taip ir nepasakė. Kad įdomiai. Ką? Kiek klausimų? Kad aš galvą nuleidęs, blėt. Nežinau, bet 30 man atrodo. Ai, Aš nu, galvą nuleidęs. Ai, pizdu. O tai gal gali pasakyti, kodėl tarp tai buvo... Blet, kas čia klausimai, atsiprašau. Tai nahu, išmok lietuvių kalbą, blėt. Tai blet. Šitą- Chloja, Ką? fuck Mary. Blet. Jau, iš naujo. Tai kad tu net angliškai nemoki. Tai kad tu pertrauki mane. Tai tu paklausai, aš atsakiau. Naujo, iškirkit šitą. O! Oi tu. Baigiam laidą. Blet, Oi tu tu. džiaugies, kad aš dabar bananą valgau. Oi Gaidyto. tu. Va, ir sako Katinukas, kad aš neapkalbu, Nu, aš gaidyto. nepliotkinu. Aš niekada, tai kaip išėjo šiti vaikai, blėt, 8. Kokia? Net tiek turi. Taigi tu ir šitą Tik 3. paskleidėjai. Tu džiaugies, kad aš valgau dabar. Mhm. Tik 3 už vakamutę. Nu, nežinau, A, ne, Ladinai? ten aš 3 už vakarų. paljauga. Jis ten šit neužmigo. Prašau, dėruška. Dabar tai tu man atsirūksi. Palauk, baigsis filmavimas. Šitą išgerbkit. Dreibis, tai šerbė. Aš tai įsipareigūninę dirbti. Pareigūninė. Aš tai šitaip.